2006 metų kovo 2 diena. Vilnius. Šiltas pavasaris, žmonės atgyja po ilgos žiemos. Čia, Smolensko gatvėje, stovi nedidelis namas. Jame pavasarinius darbus kaip tik tvarkėsi garbaus amžiaus 80-metė Vanda. Senutė gyveno viena, tad ką tvarkytis visada būdavo. Arbata buvo užkaista, o laikrodis artėjo prie pietų metų. Tada netikėtas skambutis į duris. Jokių svečių senolė nelaukė. Kaimynai irgi retai užsukdavo. Kas čia galėtų būti? Nuskubėjusi prie durų, ji žinoma jų nepravėrė. Už jų stovėjo jaunas vyras. Jis gana mandagiai kalbėjo, siūlė įvairiausias prekes ir paslaugas. Senoliai nelabai ko reikėjo, tad ji jo norėjo išsiųsti praeivį ir grįžti prie savo reikalų. Bet vyras už durų pasakė vieną tinkamą sakinį. Jis pasiūlė nusipirkti cukraus daug pigiau. O pigiau cukraus visada gerai, cukraus visada reikia. O ir vaikinas, atrodė normalus. Senolė pravėrė duris, vyras padėkojo ir nusekė paskui ją į virtuvę, kur turėjo įvykti pigaus cukraus sandėris. Bet čia nutiko tai, ko moteris nesitikėjo. Pasirodo, jokio cukraus vyras neturėjo. Moteris pradėjo prašyti šį nepažįstamą melagį išeiti iš savo namų. Deja, vyras tik atrodė normalus, kad gautų tai, ko reikia. Tai buvo vilkas avies kailyje. Arba zombis, kurį gali sumaišyti su žmogumi iki tol, kol jis nepriartės. Šis zombis nustūmė moterį į šalį. Nubėgęs į virtuvę, jis griebė nuo stalo peilį. Ir senoliai net nespėjo sureaguoti, kas čia ką tik įvyko. Visa jėga suvarė jį į moters pilvą. Tada dar kartą. Ir dar. Moteris beveik iškart praradusi sąmonę krito ant grindų. O monstras nesustojo. Dar ir dar dūrė peiliu, draskė senolės kūną. Vieno pasirodė per maža. Pasigriebęs antrą peilį, jis toliau tęsė savo šėtonišką darbą. Dūris po dūrių, įniršis, pyktis. Jėgos būta tokios, kad peiliai net sulinko. Vienas dievas žino, ties kuriuo dūriu senolė paliko šį pasaulį. Pagaliau, po 40 dūrių, 40 dūrių su 2 peiliais, žudikas paliko senolės kūną ir pradėjo kraustyti visus stalčius ir lentynas. Radęs šiek tiek pinigų, pasisotinęs, jis dingo. Senolės kūną vakare rado grįžęs sūnus, iškart iškviesta policija ir nors žudiko pėdsakų vis dar buvo likę, jo paties keliai policijai buvo nežinomi. Deja, jie ves prie dar vienos aukos. Nepraėjo daug laiko. 12 dienų. Buvo kovo 14. Policija dar aiškinosi pirmo įvykio aplinkybės. Bet žudikas, Vilniaus zombis, jau taikėsi į naują auką. Prie prekybos centro Justiniškės jis užkalbino senyvo amžiaus moterį, vardu Marijoną. Šį kartą jis siūlė pigiai įsigyti cukraus ir kiaušinių. Moteris visgi susidomėjo tokiu geru pasiūlymu. Kartu su zombiu ji nukeliavo į savo butą, esantį Taikos gatvėje. Padavė 50 litų ir nieko nenutiko. Vyras pažadėjo atvažiuoti už poros valandų ir atsivežti visą sutartą cukrų. Tačiau tą dieną daugiau ir nepasirodė. Marijona net neįsivaizdavo, kaip jai tada pasisekė. Tačiau sėkmė ją lydėjo neilgai. Supratęs, kad moteris lengvai manipuliuojama, zombis po kelių dienų grįžo. Nors iš pradžių Marijona nenorėjo jo įsileisti, juk prekių už tos 50 litų taip ir negavo, tačiau ši sukta gyvatė pasiprašė į tualetą. Moteris, geros širdies vedama, sutiko pagelbėti jaunam vyrui ir pravėrė duris. To zombiui ir tereikėjo. Tada viskas vyko žaibiškai. Vyras įsitraukęs peilį dūrė Marijonai į pilvą. Kai moteris suklupo, jis pasigriebė netoliese esantį televizoriaus antenos laidą ir pradėjo ją smaugti. Po akimirkos Marijona prarado sąmonę, o zombis, dar šiek tiek palaukęs ir patenkintas įsitikinęs, kad moteris negyva, pradėjo vėl ieškoti bet kokio grobio pasisavinti. Pagrobė 650 litų bei pasą. Bet Marijona turbūt buvo gimusi po laimingą žvaigždę. Po kelių akimirkų jai pavyko atgauti sąmonę. Ji pašoko iš šoko, pajutosi, kad ant kaklo laidas nuo televizoriaus antenos. Bet dėkui Dievui,
Zombis jau buvo pasišalinęs iš įvykio vietos. Moteris išsikvietė pagalbą ir apžiūrėjo, kas dingo iš namų. Kol policija tyrė antrą nusikaltimą, zombis toliau siautėjo ir toliau siūlė savo prakeiktą pigų cukrų. Policija jau turėjo 2 šio cukraus zombio aukas, bet vis dar neturėjo jokio įtariamojo. Niekas nejungė šių nusikaltimų. Tik išgyvenusi Marijona galėjo papasakoti daugiau apie užpuoliką. Tačiau to neužteko, kad būtų užbėgta dar vienam nusikaltimui už akių. Po 6 dienų, kovo 20-oji, jau temo, Dzūkų gatvėje, sostinėje, stovėjo daugiabutis. Zombis pradėjo slinkt pro butus, skambindamas į duris ir bandydamas tą pačią strategiją, siūlydamas pigų cukrų. Gal daugelis nebuvo namie, o gal nieks nesusigundė, išskyrus 4 aukšte gyvenusi 85 metų Larisa. Viskas vyko gana panašiai kaip ir pirmo nusikaltimo metu. Susidomėjusi pigiu cukrumi, moteris pasikvietė vyrą į virtuvę. Pasiėmusi piniginę, pradėjo skaičiuoti joje esančius pinigus. O tada, pamatęs pinigus, zombis vėl užvirė nežmogišku noru juos pasisavinti, griebė virtuvėje esantį peilį ir smogė Larisai į pilvą. Kaip ir pirmąjį kartą, išpuolis truko ilgai. Dūris po dūrio, iš viso 44. Moteris neturėjo nei menkiausias galimybės išgyventi ar apsiginti nuo šio zombio. Kai išpuolis buvo baigtas, aukos kūnas buvo suniokotas. Dabar reikėjo susirinkti laimikį. Apvertęs visus namus aukštyn kojomis, zombis rado vos 30 litų. Gal supykęs dėl tokio menko grobio, o gal norėdamas pasmaguriauti, zombis iš aukos dar pasisavino ir vos 10 litų kainavusią saldainių dėžutę. Bet ačiū Dievui, kad policijai pavyko užbėgti 4 nusikaltimui už akių. 2007 metų birželį net 5 kartus teistas Ruslanas Gladinovas buvo sulaikytas, kai teismo medicinos ekspertai pagaliau nustatė, jog jo kraujas sutampa su vienos nužudytų senutės namuose rastų krauju. Policijos sulaikymo operacijos zombis, atrodo, laukė jau seniai. Jis iškart prisipažino, jog 2006 metų kovą Vilniuje nužudė 2 bei sunkiai sužalojo 3 senutę. Žudikas dėl visko kaltino tik narkotikus. Esą jis per dieną susileisdavo net po 4 aguonų viralo dozes. Eidavau ir nieko nematydavau, nieko nejausdavau. Man tik rūpėjo, iš kur kuo greičiau gauti narkotikų. Jaučiausi kaip zombis. Iki teisminio tyrimo metu atvirai kalbėjo vilnietis. Tiesa, Ruslano atmintis gal dėl narkotikų, o gal dėl nenoro prisiminti, ką padarė, šiek tiek šlubavo. Jis teigė, prisimenas vos 3 dūrius pirmajai aukai. Gladinovas taip pat teigė pasišalinęs, kai rado 300 litų. Nors nužudytos senolių sūnus teismui sakė, kad iš namų buvo paaugta 1200 litų. Nors Gladinovas iš pradžių neigė apiplėšęs bei sužalojęs Marijoną, ekspertai nustatė, kad jos namuose yra rasti kaltinamojo piršto antspaudai. Valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras manė, kad Gladinovo kaltė yra visiškai įrodyta. Baudžiamąją bylą nagrinėjusiam teismui jis siūlė atsižvelgti į zombio charakteristiką bei tai, kad praeityje jis teistas net 5 kartus. Be to, prokuroras žudiką pasiūlė pripažinti pavojingų recidivistų. Tuo tarpu Gladinovo advokatė manė, kad teismas turėtų atsižvelgti į tai, jog kaltinamasis sunkius nusikaltimus padarė būdamas psichoemocinėje būsenoje, kai jį valdė tik narkotikai ir jų trūkumas. Sulaikytas jis gailėjosi, kad elgėsi kaip šėtono valdomas. Jam rūpėjo tik dozė, o pinigų juk nebuvo, sakė advokatė. Prašau visų man atleisti už sukeltą skausmę. Kas galės, atleis. Kreipdamasis į teisėjų kolegiją, te pasakė Ruslanas Gladinovas. Visą teismo posėdį jis be perstojo judino dešinę koją ir vis žvilgčiojo į salėje sėdinčius nužudytų senučių artimuosius. Tokie žmonės neturėtų vaikščioti gatvėje. Aš lig šiol bijau išeiti į lauką tik dėl šito žmogaus. Teismo salėje ašaromis pratrūko nužudytosios vilnietės Vandos dukra. Ruslanas pirmą kartą į kalėjimą sėdo būdamas vos 17 metų. Vėliau, nuo 2004 metų, su pertraukomis, daugiausiai už vagystes, dar sėdėjo 4 kartus. O dabar zombis kalėjime liks per amžius.
Na ką, dėkui, kad žiūrėjote dar vieną mano epizodą. Va, kokių tik pas mus žemėje monstrų, zombių ir kitokių pabaisų nepasitaiko. Ir man labiausiai tokiose istorijose gaila tų senų žmonių, kurie geros širdies ar manipulacijos vedami pasiduoda pinklėm ir apgaulėm. Gaila, kad jie neturi artimųjų šalia, kurie galėtų padėti ir apginti. Tad, jei turit senelių ar tėvų, pasirūpinkite jų saugumu. Gal paskambinkite po šio epizodo, pasikalbėkite ir svarbiausiai, niekada nesusiviliokite pigiu cukrumi, nes už jo gali slėptis tikras zombis. Kaip visada, karmos taškai, kas subscribina, laikina video ar net pasidalina su draugais. Šiandieną tiek. Dėkui, kad žiūrėjote. Pasimatysime kitą kartą.